Svarbu, kad namo sienos būtų atsparios šalčiui. Nuo šio parametro priklauso namo konstrukcijų ilgamžiškumas bei fasado estetinis vaizdas. Kuo mažiau šaldymo ciklo atlaiko mūro blokas, tuo trumpiau stovės jūsų namas. Jeigu blokų atsparumo šalčiui markė yra lygi 50, tai namo sienų konstrukcijos nepakis apie 100 metų. Laboratorijose atliekami specialūs tyrimai, kur stebima, kaip medžiagas veikia temperatūrų skirtumai. Žinome, kad vanduo minusinėje temperatūroje šaldamas plečiasi. Kai blokai neatsparų šalčiui ir turi savybę įgerti vandenį, atsiranda realus pavojus sienai suirti. Labai svarbu, kad gyvenamosiuose kambariuose būtų optimali 40–60% drėgmė. Jeigu blokai įgeria per daug drėgmės, tai oras kambariuose tampa per sausas. O jei per mažai, sienos ima rasoti. Daugiausia vandens įgeria kyto betono blokeliai, mažiausia silikatiniai. Arko blokų vandens įgeris yra 16%. Toks vandens įgerio balansas užtikrina sveiką mikroklimatą gyvenamosiose patalpose ir išsaugo išorės blokų ilgamžiškumą nuo orų ir temperatūros kaitos.